iš tikrųjų buvo labai sunkios varžybos. 3 kėlinėjo taškas į tašką. Jiems neblogai sekės pataikyti tritaškius, bet ketvirtam kėlinyje Paulius Žurna įmetė svarbių metimų, Viktoras Kudasovskis, tai ir išlošėm virš 20 taškelių. Tai tiek, laukiam kitų varžybų. Norėčiau pasveikinti varžovus su pergalė, iš tikrųjų 3 kėlinius kovojom apylygiai, pataikėm daug metimų iš toli ir buvom užsivedę, nusiteikę, bet kadangi daug priešininkų komandai žaidžia profesionalų, jeigu taip galim pavadinti, ir išlaikė iš tikrųjų didžiulį tempą ir mums gal ir fizinių jėgų pritrūko ant galo ir aišku pataikė jie tų tokių metimų, ypatingai Paulius Žurna per rankas primetė daug tritaškių ir to pasekoje pralaimėjom. Šiandien aišku jie buvo pranašesni, stipresni, laimėjo, nieko nepadarysi.